Labas visiems, jūs kanale Maškutė ir šiandieną iš karto su jumis parodysiu, kaip mes remontuojam mūsų namus. Čia jau atskirai istorija, žodžiu, aš pasakoju. Mes su mano broliu, jau nusibodo gyventi kartu vienam kambaryje. Ir mamai atėjo į galvą mintis, kad jinai nusprendė sukeisti kambarius vietomis. Tai, žodžiu, pasakoju. Aš dabar esu tuščiam kambarį. Čia buvo mūsų mamos ir tėčio kambarys. Galiu jums jį aprodyti visą. Va, toksai, įėjimas. Čia užuolaidos, nėra jokių durų, tiesiog ateini. Čia garderobinė mamos ir tėčio, čia išėmėm. Čia bus, mes šlifuosim grindis. Tai viską apklijuosim plėvelę. Jau mama mano klijuoja ten vienam kambarį. Va čionais, visas tuščias kambarys. Ir čia lempa, bet jinai labai prastai dega, labai mažai. Čia buvo mano mamos ir tėčio miegamasis. Tai einam atrodysim kitas. Čia yra durys į mūsų su mano broliu kambarį. Taip, tualetas nieko čia nekeisim. Tai čia dar vienas kambarys. Čia yra mūsų mamos kambarys. Va čia jau. Jo. Tai va čia jau užklijom plėvelę. Jo, kad galėtume nušlifuoti grindis. Mano brolis žaidžia. Va čia toksai kambarys, čia kampas tušas irgi. Čia jau keli nusiėmė čia. Dar palangiai nuo vazono, viskas reikia čia viską upgraidinti. Žodžiu, čia yra mamos kambarys. Mes ją vadinam biblioteka. Tai aš jums pasakosiu, kaip vyksta visas tas procesas. Kartu su jumis aš rodysiu viską, ką tik galima. Dar mes bus gal keistai jums skambės, bet pas mus bus spalvotas grindis. Gal čia nieko tokio keisto, bet lakuosim spalvotų laku grindu. Tai tėtis pasakė šitą, o tai galima iš viso? Bet mes jau nupirkom laką, tai mes nupirksim kažkokių tai tenais spalvotų pigmentų, kažkokių tai nežinau, kaip tą daro, kas tai jis yra. Kažkaip tai įdėsime tą laką ir jis nusispalvins. Tai pas mane, aš jau manau, kad mano grindis bus va tokios spalvos. Va tokios. Tai, čia yra mano mėgstamiausia spalva. Mano mėgstamiausia spalva yra tokia mėtinė. Ir jo tos pačios spalvos aš norėčiau grindų. Bet dar pažiūrėsim, kokias man tėvai siūlo, kokias samaninės kažkokios tamsios, pilkos. Man patinka. Pas mus dabar yra vaškotos grindys, aš galiu parodyti. Va tokios grindys, jos tokia vaškotas, čia, va čia buvo tėčio, mamos ir tėčio lova. Buvo tėvų lova. Čia dar buvo mūsų tėvų garderobė. Va ten dar viršuje visko yra, daug visko yra. Čia tokie, kiek čia Tai čia viskas šlifuos, tai čia viską reikės apklijuoti tą plėvelę. Tai tik mūsų kambarį ir šitam kambarį ir mamos bibliotekoj vyks upgreidai. Pačianais, viskas. Mano tėtis dabar išvažiavo paimti kažkokią tai šlifavimo mašinėlę, kad galėtų grindis visas nušlifuoti. Sakė, tėčiui kažkas parekomendavo, kad vaškinės grindys yra žiauriai gerai,
padarė ir, nu, galima sakyti, sumelavo. Gal jiems gerai buvo, bet mums čia kažkaip tai nepatiko. Ir va, tiksliai čia plėvelė, su kuria, nu, mama jau klijuoja. Ir va, čia nais, va, reikės klijuoti. Čia tai nereikės dėl to, kad, nu, gal tik tai rozetės, kad jas nepridulkėtų. Nu, ir va, čia nais, va, jau lakavimo šepetukas. Tai teptukas jo, va, tai, va. Ir jis labai smagiai tepasi, va, tai, va, darė. Jo, čia. Aš laukiu jau. Įsivaizduoju, kad bus smagu. Čia kabėjo tėvų paveikslas. Ir čia kabėjo irgi milžiniškas didelis paveikslas. Va čia nais kabėjo. Aš jums galėjau parodyti, kiek mes daiktų išnešėm iš mūsų namų. Va tiek vat baldai čia. Čia yra baldai, va tiek vat. Ten aš labą dieną. Va šitas lygtis paveikslas. Va šitas paveikslas. Jo, aišku, nesimato, bet aš jums parodysiu. Vat panašiai. Čia tas keliamas. Ne, čia kudra. Čia dar visokie, tai čia. Tai dabar yra rugpjūčio 7 diena, tu pažiūrėsiu. Jo, rugpjūčio 7 diena. Argi 6. Ne, 7 jo. 7. Tai dabar yra trečiadienis. Trečiadienis. With my ja. Grįžtam atgal. Dar vyksta. Oi, laukiu. Mes planavom, man brolis norėjo, kad jam padarys tėvai antram aukšte. Nu, ten antras aukštas, ten yra palėpė. Viršų. Aš galiu jums parodyti įėjimą į antrą aukštą, va tai vat, kabutėse. Va šitas liukas. Ir su tokia lasdelė, vat. Ir tenais kopėčias ir viskas. Ir viskas, ir atsidaro. Dabar man reikės padėti mamai. Va šitą visą užklijuoti. Sėkmės man. Parašykite komentarus. Sėkmės, prašau. Taip, visgi reikia klijuoti. Žiūrėkit, man rozetę ir paimsiu va tokį ir užklijuosiu. Nu ir va tokį gabaliuką reikia priklijuoti. Perfekcionistiškai nepavyksta, tai čia dabar. Taip, paimam kitą ranką, va, klijuosiu, tiesiog va taip, kad neprilystų dulkių. Va, nu, nes nenorėčiau sugadinti rozečių. Va, ir neprilys dulkių ir tenais reikia padaryti tą patį. Ir tik pas mane padarėjau šildymas. Įdomičiau. Kas čia dabar per gabaliukas dabar prašau. Vabalas kažkoks. Nu gerai, mes tavį irgi užklijuosim. Taip, ne. O čia dabar. Kai šitą išmesim. Mama, tėtis grįžo iš garso suprato. Reikia daugiau čia priklijuoti. Nu, kaip nors taip pat, kad neatsiklijuotų.
Va, žiūrėkit. Padėjau škliavau šitą rozetę. Nu, to šildymo nereikia. Arba dar va šitą nors iškliuosiu. Čia yra toksai, iš kurio eina internetas. Mums reikia interneto, taip, kad reikia. Tuoj aš viską padarysiu. Čia lengva tiesiog mažą gabaliuką ir tiesiog priklijuot. Va, viskas. Ir va, tai va, gražiai čia bus. O, pavoriukas, labas. Nu, va, viskas. Tai čia viskas. Taip pat. Nu, ir va. Ir dar, manau, užkliuosiu va tą rozetę. Viskas. Bus prasėjusi. Gerai, padarėme čia užklijuotą. Taip, reikia. Ir dar aš nusprendžiau padaryti užrašus, va tokiais flomasteriais jūs galėjot matyti per video, kur aš su mano geriausia draugė darėm video, ką mes prisipirkom, va čia flomasteriai. Ir su va tokiais va tušinukais. Tai dabar aš piešiu, aš norėsiu padaryti, parašyti tipo meškutis kambarys, welcome. Nu, tokia veikta. Jo, tai aš dabar tiesiog paimsiu ir nupiešiu. Aš jau parašiau meškutės, dabar parašysiu kambarys. Mano tėtis jau pradėjo ten daryti kažką, jau šlifuoja turbūt, tai susitiksim, kai viską dapiešiu. Nu ką, aš jau pabaigiau. Va čia meškutis kambarys ir YouTube ženkliukas. Nes aš YouTube'inu. Nu va toksai, bet kaip aš valgau ryžių ir kaip tu. Pavadinau. Šitą vat uždėjau. Va čia nais čia, viską nupiešiau ir apvedžiau va tokiu vadželiu. Nu ir va čia tos blizgus apvedžiau. Va ir gavosi va tokia, va toksai, va krašimas. Ir čia naisut beveik nesimato, nes čia raudona. Raudona ant raudona. Nu, gal trupučiuką mat matus. Nu, ir jis kabės ant užuolaidos. Bet tik tai meškutės kambarys. Dar galėsiu pripiešti čia meškiuko. Ja, tokia. Tai žodžiu, jau bibliotekoje jau viską nušveitė, nušveitė viską, tai galiu aš jums parodyti. Čia laidynas, čia masinė, čia įeina, va, čia viską nušveitavo, va. Čia mes reikės pakeisti lentą nešiu. Blogai čia viskas.
Čia. Nu ir tu užlakuos viską ir turbūt šitai ties. Visi. Dabar yra antra diena statybų ir ne tik. Nes aš sugalvojau savo naują dalyką. Aš nusprendžiau nebūti su tuo logotipu, meškutės kambarys ir nusprendžiau tiesiog padaryti. Jo. Aš jau meškutės kambarys, toks geras logotipas. Jis nekabės arba už šitų durų. Arba va čia naisit, kur užuolaidą kabės. Mes galime va čia pakabinti užuolaidą, va čia kabės užuolaidą. Kada? Bet toks ir mano logotipas. Nu, ir ant tos, kur čia kabės. Užkliuošiu tą logotipą. Atspausdinsiu. Helio. Meškutės kambarys. Čia buvo kažkoks tai. Aš šitą logotipą, ne logotipą. Šitas meškiukus aš paėmiau iš interneto. Nu, dėl to, kad, norėjusi. Aš nežinau, kaip kitaip galėjau. Ir tiesiog prirašiau meškutės kambarys. Ir čia buvo kažkoks tai užrašas. Va, koiliai. Aš jį tiesiog užmaskavau. Nu ir viskas. Labai toks meškutės kambarys. Taip, tai mano tėtis jau nuėmė spalvą nuo lovos. Mes dažysim ją, dažysim lovą. Kitą spalvą perdažysim, tiesiog mes ir tiksliai, norėjau pasakyti naują. Mes darysim tik mano brolio lovą dažysim ir dėsim dėl to, kad man nupirks naują lovą. Čia jo. Taip, mes tiesiog buvom Ikėjai ir jo, buvom Ikėjai šiandien, buvom visose parduotuvėse, ką reikėjo ten nupirkti, laką tenais, spalvą tenais, viską, dažus ten, jėtrus. Tai man pirks lovą iš Ikėjos. Tai aš jau kai ką nupirkau tai lovai, tik vieną dalyką. Jo, taip, tai pas mane lova bus iš Ikėjos. Dabar atsiras jinai viso ekrano, 2 pavyzdžiai, kaip jinai susislenka ir paprastai atrodo. Atsislenka, viengulė ir dvigulė tokia. Jo, tai viskas, užtenka. Va, tai... Ir dar aš tai lovai nupirkau tokią paklodę. Tokią ir šitokį Jo. Tai čia visas naujienos per visą dieną. Mes susipirkom tokius kaip dažus. Tai jie tokie kaip atskiesti su kažkuo. Tai mes nudažysim. Ir viskas. Po to rytoj jau lakuosim. Jo, mes tai pirkom teptukų tenais dar kažko. Jo. Tai jūs galėsit juos pamatyti, kaip mes darysim. Tai žodžiu, laukite to momento. Taip reikia padėti į vietą, va, žiūrėkite, tokia paklodė. Toj. Jaidas iškart pasidarė. Va, tokia, bet. Va. Taip atrodo. Ir čia aš jas neatidariau. Tik prapiešiu tą.
Ir aš ją padėsiu. Va. Jinai lauks to momento, kada. Na, tiksliai, mes nenupirkę tos lovos. Tiesiog mes žiūrėjom, ar iš vis tilps. Nu, nes čia stalas, čia dar kažkas senais. Nu, daug visko bus. Nu, ir nusprendėm, kad lova bus va čia nais. Va, žiūrėk. Lygiai. Va tai atrodytų. Va tai labai gražiai, manau, atrodo. Tai jau. Ir va, žiūrėkit. Va, mes pažiūrėjom, va tokia spalva, man dažys grindis. Va tokia va bus spalva. O va tokia va pas broliu. Man šitą nepatinka, bet broliu patinka. O čia mes bandėme sumaišyti va šitą va ir va šitą. Gavosi gana gražiai. Man patinka, bet dažysim va tokia. Tai jo. Ir va dažais, kurį mes dažysim. Nu, tiesiog. Va. Čia brolio lovos spalva bus tokia. O va čia nais, mano turėjo būti. Jo, o čia mama kažkaip tai praskėti su vandeniu ir gavos tokia. Ir čia. Šitą mes planuojam mano lovos, mano ateities lovos. Jinai bus pilka arba balta, dar nežinau. Tai mes štai nusprendėm dažyti jos stalčius. Arba ne. Aš tiesiog nusprendžiau tą lovą pakliuoti lipdukais. Jo, kad nedažyti, neleidžiam man dažyti lovos. Nežinau. Va, tai vat. Tai, pasakoju, ką mes dabar darome. Mes dabar einam dažyti mano brolio lovą. Kodėl tik brolio? Jau pasakojau. Jeigu... Kur čia vandens nėra? Lyja. O kodėl vandens čia nebėra? Galis išplaukęs. Aišku. Nu nieko, prisems. Tai mes einam į lovą. Aš pirmos dalies, kaip mes dažėm lovą, nenufilmavau. Nes turėjau telefoną. Aš jums parodysiu, kaip ten viskas atrodo. Einam. Nešim. Va. Šis tas. Ir čia. Jau mes nudažėm pirmą sluoksnį. Į žiovą. Ir dabar ant tos sluoksnį dėsim. Atversim dabar ir kitą nudažysim, o po to vėl atversim ir čia kiek liko, dar atdažysim kur man. Ja. Taip, mes jau nudažėm lovą. Va, tai vat jinai gražiai atrodo. Tada atversimės ją, dar iš apačios pažiūrėsim. Jo. Čia. Va. Einam man pripilti va tenai slagės. Tai mes eisim dažyti grindų ir lakuoti. Pirmiausia, nudažysim, lauksim pavažius ir po to jau lakuosim. Tikiuosi, pavyks gražu. Bus gražu. Tikiuosi. Sukryžiuokim pirštelius ir tikėkimės.
Va, mes jau ir padarėm šitas. Tenais nedažėm, čia vis daužėm, toksai matosi skirtumas. Kas čia galima? Pačiuką aprodysiu jums. Nu, manau, gerai. Puiku. Taip, žodžiu, atsirado naujienos. Aš tiesiog paimu savo daiktus ir dedu į dėžę, kokią aš norėčiau, kad būtų pas mane naujam kambarį. Tai žodžiu, radau. Čia yra mano marionetė iš Ikėjos. Nu, tokia lėlė, kur gali plimti tenais. Nu, gali judėti. Aš jai čia veidą vedžiau. Ir va toksai, bet čia aš padariau, pamačiau Pinterest'e, kaip to daro tenais, kaip dėlioja gražiai labai. Ir rezultatas toksai gražus. Tai va, aš sprendžiu pakartot. Jo. Ir dar toksai skvyšas. Jo, jūs galėjote matyti per mano video, kur aš kraunu lagaminą kelionį. Dar va toksai dviratukas, pas jį yra taisukas. Aš čia buvau dėjusi kelionę, kai mes keliavom į Lenkiją kažkada tai. Praeitus metus. Ir čia liko, čia reikia, aš viską paplaučiu. Čia buvo dantų pasta, čia lūpų vazelinas su dantų krapštukais, nežinau kam jie pasinaudoju. Čia dar toksai stalas čia iš Ikėjos, nežinau, jis labai senas. Ir vaskai kaip lova. Taip, ir dar va toksai va. Čia yra viduj pakabukas. Galiu parodyti. Atidarinėjai. Va. Va toksai va su raidė M. Man jį padovanojo. Ja. Man įdomu, kaip jis kainaučiau. Aš čia M padariau, kad žinočiau, kas čia. Čia, kas čia. Nežinau, kiek. Bet made in China. Aš tik tais atsimenu, kad jis. Ne, aš pirkau, man padovanojo, kažkaip tai žiūrėjau kainą. Tai 16 tenais. Nebrangus toksai. Nu, tai čia viskas dar aš pildysiu. Ir dar planuoju padėti va tokį va besmegenį. Nu, jis kaip ir su smegenims, bet šudėl besmegenis. Aš nežinau kodėl. Aš jį padedu. Aš jį puošiu kalėdom. Pas save norėsiu, kad tėvai atneštų iš miško man eglutę. Ir pasistatyčiau tą eglutę. Taip va, žodžiu. Taip, čia yra kita diena. Tai aš nusprendžiau paimti mano va tokį va daiktą, kur galime dėti kosmetiką. Nu, ne tik. Čia Barbie. Mes įpirkom irgi Lenkiją kažkada, nežinau kada. Praeitus metus. Tai aš nusprendžiau paimti mano visą kosmetiką. Nekris, kokio aš turiu. Vidurinė. Gerai. Tai manau, pradedu nuo lagų. Ir aš jas padėsiu. Toksai šičia. Ir toks, čia yra mano geriausias draugės. Jinai jį paliko pas mane netyčia. Nu, čia tas nagų dažas, kur bliskina ir pilkšvos spalvos. Nu, čia per tą video, kur mes su paralinkomis prisipirkom šimtakojus. Jo, ir dar aš turiu tokį, jis, aišku, beveik baigėsi, gal jeigu su to, aš tiesiog dedu, kad papildytų ir gražiau, šitie irgi baigėsi, bet aš jau kažkodėl neišmetu. Padėsiu šitą gražią pusę.
Ir va šitą vat. Jo. Va taip atrodė. Ir dar aš paimsiu savo tokius kvepalai. Šitas 100 kojas. Nes tai esu kaip pamatęs labai. Tokia. Ir va, kvepalai. Čia aš tiesiog įpyliau čia vandens ir paėmiau mamos kvepalus ir trupučiuką įpyliau. Ir viskas. Taip pat. Lengva, paprasta. Gaminit visi. Ir va. Toksai va, čia yra va lūpdažis, lūpinukas. Va. Aš turėjau jį su mano geriausia draugė. Pirkom parduotuvėj kartu. Ir mano geriausiai draugė pametė. Nu, ko tu čia vaikštai? Čia padėt. Čia niekur jis netilps. Galiu realiai. Čia taip. Ne. Ir paimsiu kokį. Dabar dėsiu šitas. Tai pirmai, taip pat toksai. Čia yra lako valiklis, tipo, jeigu nusilakuoji nagus, gali nusivalyti ir nebebus nulakuoti. Ne tai. Ir bus paprasta dabar. Ir aš čia žiūrėk, kaip idealiai tilpu. Tas aš 100 kojas dabar sienos vaikščiau. Ko tu čia? Prie manęs ne. Aš paimsiu. Iki čia. Aš jį uždengiu. Aš vėl pasislinksiu toliau. Čia. Aš jau nedažiau. Taip. Dėjau. Aš to bijau. Ir dar paimsiu. Paimsiu savo va tokius va. Čia man padovanojo mano geriausia draugė, kai atvažiavau nakvynėj. Per visus tos filmukus jau ten darėme restoraną, ten šopinomės, jo. Tai tą nakvynę jinai man padovanojo tokius. Ir aš įdėsiu dar savo dildelę, va tokią paprastą dildelę. Ir įdėsiu. Va. Ir dar paimsiu tokią nagų žirklės, kur... Va tai va žirklė. Paimu nagą, ranką. Ir va tai įkiši, paspaudė ir nusikerpu tos nagus. Jo, tai aš naudoju va šitas žirklutes ir su dildelė, bet dildelis nieko. Ir aš va tai va pakabinu. Jo. Ir dar aš paimsiu va tokį va lūpdažį arba blizgą tokį. Bet toksai va rožinis. Jį man irgi padovanojo geriausia draugė, ta pačia nakvynė, kada ir šitos. Tai gražiai. Nu ką? Su viena ranka sunku. Vienoje telefoną laikau, kitoj. Labdės. Kedam. Ir dar aš turiu va tokį vat. Čia yra toksai, bet mes po Lenkijos, kai važiavom. Va, jos žiauriai mažai liko. Bet aš nusipirkau naują, to jums parodysiu jį ir aš vedu jį čia nuėjau. Va, toksai, bet. Čia mes pirkom jį kartu su geriausia draugė irgi, bet tokia saldainių parduotuvė. Jūs tokia, ką saldainių parduotuvė, lūpdažiai? Nu, tenais yra, taip, snekų parduotuvė tokia, maža parduotuvėlė, ten yra snekų ir visokių tai daikčiukų. Va. Dedam.
čia. Nu, va. Ir vėl. Aš palauk. Šitą galima. Aš prilaikysiu susukoju. Bet apsuku ir užlenkiu. Va. Šį va įdėsiu, jis ten bus. Ir paskutinis yra va toksai va rankų kremas. Ir šitą atidėsiu ir bus va toksai va visas keliausiu mano naują kambarį. Šiandien nauja diena. Varu. Tai čia aš atsibudau ir mes su mama tvarkom mano kambarį ir aš nusprendžiau paimti savo tą marionetę, lėlytę ir uždėti ant jos tokių papuošaliukų. Tėtis dabar daro įrašą, tai dėl to ir tyliai kalbu. Aš jau uždėjau žaduką, tokį pakapuką, jis žiūrėtų. Atsidaro ir čia jis kvepia viduje. Skaniai kvepia. Ir čia aš dėsiu savo gumytės. Ir tokia tašytė čia nuo LOL Surprise. Ir čia tokia. Čia kad aš užkimšti, kai plaukiai. Nu ir tai viską paprašiau. Dar viską priprašiau. Taip. Ir mes grįžom iš Ikėjos ir aš parsivežiau naujieną. Va, tuoj galiu išimti tą naujieną. Mes buvom dabar Ikėjai ir nusipirkom man lovą. Jie šiandien tėtis remontuos. Jie remontuos, sudės visas detalės. Ir bus lova. Tai mes buvom Ikėjai. Ir va, tai va tokios šiandienas naujienos. Ir gal dar ir bus naujiena, bet aš šiuolaikinė naujiena iš Ikėjos. Jo. Ačiū, išsikišiu tą naujieną. Jo. Tai jo, aš pasivežiau iš Ikėjos naujieną ir tą naujieną viską papasakoju. Ir jo, tai jo, ta naujiena buvo teisi. Mes šiandieną tėtis lovą darys, mes jau buvom Ikėjai, nusipirkom lovą ir dabar ją išnešim iš mašinos visas lovas, galima taip pasakyti, visas detalės. Ir tėtis turės lovą šiandieną arba rytoj, nežinau, galbūt ir šiandien. Tai jo, laukite. Taip, mes dabar išiminėsim matrasą. Taip, tai jau tenais montuoja mano lovą. Tai atrodo. Čia man... Mūsų filmuotoja. Jų. Jisai... Tokia instrukcija čia. Neaišku. Man neaišku. Man patinka šitie. Bet tokie patikiukai, tokie kartoniukai, tai aš jam parodžiau visas paėmimus, skaičiuotų tenais, kažką tai tenais montuoja, pavyzdžiui, kai montavo mano stalą, darė mano stalą. Jo, tai liko daug va tokių kartoniukų, va tokio va storį, nestorį. Ir va tai va. Labai malonu taip daryti. Jūs galite irgi bandyti namuose kada nors, kai jūsų tėvai statys. Taip, dabar aš einu paimti matrasą. Šitas lengvas matrasas. Mano sunkiai... Svarbu visko pakeliui nenušluot. O tai kaip nušluosiu? Matysi. Tada.
Čia kaip banglentė kokia. Ei. Tojas nušuos. Žiūrėkit. Aha, gerai. Va, žiūrėkit, va, tenais va girdė. Nu, tu čia irgi. Tai keliam. Va, žiūrėkit. Va. Dabar keliau. Nepalaudok. Lentos, uždėsi dar vieną matrasą. Aišku. Ir dar aš paimsiu savo kaldros užvalgą. Nu, čia yra kaldros užvalgos ir paveikslas. Noriu atvyniuoti. Tai po to parodė, kaip, žinai ką, dabar taip priartik, žinai, o po to jau apvilkta bus. Taip, žiūrėkit. Aš tai užvilksiu. Taip, dabar bus perėjimas. Žiūrėkit, tai vilkau, tai gražiai atrodo. Ir aš dabar paklosiu lovą. Kokias? Oi, taip, po galais. Nu ką čia dar yra kaldra? Gerai, reikia užkloti viską. Žiūrėkit, kaip pavyko mano lova. Nu, parašykite komentaruose, kaip jums mano mielais kambarys, nu tik tai lova. Žiūrėkit, ateikite. Va, žiūrėkit, čia mano žaislai, va, čia dermešis. Susipažinkit su mūsų visais žaislais. Čia yra Maja Michailna, čia yra Paša, čia yra, neatsimenu. Petriukas. Ne? Čia yra Pagrandukas, čia yra Kazytė, o čia tiesiog neturi vardą, čia yra Skvirsva, būktai. Čia yra Gustas, puikus, iš Lenkijos, pasakyk ką nors. Dzień dobry. Gerai, ačiū. Čia yra labai diena, Lenkijoje. Čia irgi Lenkas pas mus. Čia Gustas, čia Gustukas. Ir dar yra Gustė, dar mažesnė, bet tokio dydžio, nu, jos jaunė. Ir dabar, va, šitie du draugai, nu čia brolis ir sesė. Čia brolis ir sesė. Čia yra Cyplė, čia Cyplius. Nu ir va, čia visi draugai. Oranžiniai geltoni, ne? Rudės. Jo, tinka spalvos gamai. Jis tokie, kur čia matome geltoną? Šis skirias pagalbę ir šis kul. Pažiūrėkit čia. Geltoną. Nu čia trupučiuką matas. Tai va. Dabar, turbūt susitiksim kitą dieną, nežinau. Nu tai va. Nu ką, turbūt gerai čia padariau, dabar reikia užtekti. Nu, aišku, gražiai atrodo, bet reikia be šviesos. Žiūrėk! Aš negaliu patikėti, kad čia mano kambarys, aš negaliu patikėti, žiūrėkit. Ir mes su tėvai žiūrėsim dabar filmą. Nu žiūrėkit, nu kaip gražu, aš negaliu atsižiūrėti. Čia viskas taip gražu. Labai gražu. Ai, va tai va aš mėgosiu. Žiūrim filmą. Mama, reikia užkėsi. Jeigu padaikis jau viskas vietą atsidėsi, ne? Tai va čia va tas lentynėlis. Tokį kaip. Pina. Ja.
Jūs čia? Jo, tai taip. Ir mano artinė mankšta. Aš atsikeliu, pasileidžiu muziką ir šoku tiesiog. Ir čia mano mankšta. Netrukdyk. Tai ką jūs manot? Namie nėra bulkos, tai ką dar galima padaryti sumuštinį? Va, paimu paprastą tortiliją, uždėjau dešrelės ant viršaus, sūrį ir va. Ir dar tokie, galima, ne, tik tai vieną kokį. Ne. Ir va, tai va, pirmiausia šitą. Šitą ir galiausiai ir reikia lipniai juos dabar. Tai bus iš viso idealu. Ir va taip va. Ir galima. Ir va čia naisvat. Ir palaukite, reikia dar paimti. Taip, reikia paimti šitą. Atidarom. Ir pala. Kad būtų idealu. Reikia kraštelius nukirpti. Kad būtų ideali forma. Ir va, ir dabar galima. Idealiai galima. Ir tada, ir dabar. Ir va. Taip, ką čia kapam. Valgau šitą. Skanu. Tai va, dar. Tai va. Palaukiam. Laukiam. Šitą lempytę. Valgau labai skanu. Va taip va. Manau, galima patraukti. Taip, manau, reikia traukti. Taip, šitą reikia. Aš ištrauksiu, palauk, nedaryk tų plėšių. Taip. Ir dabar. Darau žiūrėti. Va. Padėdim. Ir dabar. Šitą. Ir žiūrėkit, va tokia. Labai skanus ir čia, šitą nežiūrim. Ir šitą irgi nežiūrim. Va žiūrėkite į šitą, va taip pat apversti nereikia. Va ir pala. Gal reikia decoration. Ir va, jūsų skaniausias maistas pasaulyje pagamintas. Ledai. Mes dabar įkėjom. Jo, ir užsidarinėjo Ikėjos. Po 3 minučių užsidarė Ikėjos ir aš valgau. Bet tokius valgiom hodogus. Nebuvo pagardinų. Ir aš dabar valgysiu ledus. Tai ką? Darom. Pakuojam. Darom mirror unpacking. Va visas, manau, visą aš matausi. Tai dabar reikia atsargiai nuimti. Manau, paimsiu kokį peiliuką ir atsargiai prapjausiu, manau. Tik reikia daryti labai atsargiai. Čia.
Nieko tokio ir atsargiausnė. Tai aš manau, šitam vlogui jau užtenka. Tai viso gero, jūs buvot Kamilė Miškutė. Ir man smagu, kad jūs pažiūrėjot šitą video iki pat galo. Tai viso gero, jūs buvot Kamilė Miškutė. Viso gero!